Labas, aš ir vėl prie savo aparat 3000. Visai gerai vakar buvo padaryti pertraukėlę nuo sijojimo, nes buvo pradėjęs skaudėti petį ir dabar jau nebeskauda. Ir šiaip tai galvojau, bekasdamas, kai jau pradėjo skaudėti, aš nemoku kitą pusę laikyti kastuvų. Va taip, nu tipo gali, bet žiauriai nepatogu. O ta ranka, vat, kuri padaro kelimo momentą, va, hop, nu žiūrėk, niekaip neina. Žodžiu, toli gavosi, iš tikrųjų didelį kalną nukasiau jau. Ne veltui Vincentas pergyvena, kad sumažės jų krūva. Tai šiandien vėl grįžtų, reikia dar šiek tiek padengti juodžemiu vieną zoną pievelės, kuri dar nėra pievelė. Ir eisiu sėt likusios dalies. Šiąnakt buvo minusas, turėjo būti, bet nebuvo panašu pas mus. Labai daug randu skalbinių segtukų. Ten anksčiau buvo tokia viela, ant kurios kabindavom skalbinius ir prikrisdavo šito, kadangi visą tą nukasė ir buvo greičiausiai prikritę, įlindę ten į velėną, tai dabar vis išlenda. O šitas pasvirimas, kur sakiau, kad yra truputį per mažas, tai sakyčiau, kad žemė yra pats tas, nes jinai vis tiek netokia yra biri kaip žvyras ir jinai vis tiek neprabirėtų ir tiesiog visa nučiuoštų žemyn, jeigu būtų stačiau. Tai man atrodo, čia viskas labai idealiai padaryta, vis tiek vokiška kokybė. Tai jie tikrai bus padarę tyrimus, visus paskaičiavimus, kad ten būtent juodžemiui būtų taip tiksliai gerai birėtų. Kas čia vyksta? Pjovėjas. Pjauna pjovėjai. Vienas pjovėjas čia. O, pjovėjas pjauna dar vienas. Trečia šaka mano. Sargybinis saugo leliukus. Ai, pririšo jie Nikį. Va dalykas, ko džiaugiuosi, ką pasidariau, tai yra laistymo sistema instaliuota. Štai kokia mano laistymo sistema. Sakyčiau, jeigu būtų viena šlanga, tai ne sistema, o jeigu kelios, tai jau sistema. Šits pasisuko 10 minučių ir sustojo. Bus man pigiausia pirkti įrangą. Nu va šitie du purkštuvai visai neblogai varo. Tai reiktų dar keletos tokių, nes labai važiuoja, didelį atstumą ima ir gan gražiai išlaisto. Tai būtų visai neblogai. Nežinau, ar užteks jiems spaudimo, bet gal ir užteks. Ką čia veiki, Juozapai? Namelis. Tavo namelis? Vau, kaip tu čia gražiai gyveni, įsikūręs, turi lėkštę, pavalgė, sakė. Vandens atsigėręs, žvakidė graži. Kažkokia labai sunkia emociškai diena pasidarė, atrodo reikia begalę padaryti dalykų. Su vaikais kažkaip nesusišnekam, atrodo duodėm ir laisvės daug ir visko, bet daug ir kažkaip pykstasi. Tai nežinau, atrodo motyvacija krenta, kažkaip reikia pasisemti. Pasisemti jėgų ir sakiau šitos jau dalies, kur dar nepasėjęs. Tai nebeužpilinėsiu žemėm, pažiūrėsiu, kaip gal tiesiog sudygs irgi. Gal ne taip gerai, bet atrodo neturiu jėgų kažkaip tam dalykui.
Dar vieną paslaptį turiu apie žolės sėjimą, o šiaip tai apie ją nieko daugiau nežinau. Paklausykite, antai sėjėjas išsirengė sėti. Jam besėjant dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulei ištekėjus, daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiūvo. Kiti krito tarp erškėčių, erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę, sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30 grūdą, kiti 60, treti 100. Jis dar pridėjo, kas turi ausis, klausyti, te klauso. Ir čia ne apie šitą dirvą, o apie save. Kokią dirvą aš esu. Greičiausiai bus taip, kad rytoj atsiras motyvacijos ir viską užpilsiu dar sluoksnių žemę, bet jau rytoj. Šiandien to nedarysiu. Reikia truputėlį pabūt su vaikais, ne kažką dirbant, o taip asmeniškai. Na ką, ir dabar lauksim, kol pradės dygt. Aš jau tave myliu. Buvo dabar tikrai toksai gan sudėtingas laikotarpis, jis nebuvo ilgas, bet kažkaip visiškai nieko nesinorėjo, atrodo, nei čia daryti, nei užsiimti su vaikais, nei nieko, tai toks buvo knockdownas žemyn ir tiesiog pervargsti, atrodo, motyvacijos visiškai nėra ir vaikai kažkaip atrodo išveda tave iki tokios būsenos. Bet tokios, gal 2 dienas tokios buvo, paskui kažkaip mes su Monika susėdam, tai žinai, kas čia kaip čia, pasišnekam ir ką mes darom, tai tiesiog meldžiamės. Kai būna praranda, rytais turim savo laiką, tokį maldos, Biblijos skaitimo, tai kai tą laiką pametam, tada kažkaip labai mus išveda dažniau ir vaikai iš kantrybės. Tai va, dar viena paslaptis, tai toks laikas ramybės ir susidėlioja vėl į vietas ir po poros dienų vėl viskas gerai, tai jau kurį laiką viskas yra gerai, bet kažkaip nieko nefilmavau, neišsitraukiu kameras ir kažkaip paprasčiau truputėlį tada viskas, bet jau turim šiek tiek sudygusią žolę. Va, kokia žolė jau sudygo. Ne, iš tikrųjų tai ten yra seniausiai užsėtas plotas. Čiuk. Čia čiut pradėjo kaltis, tai va tiek yra užsėta. Savaitgalį vyks talka nedidukė. Tai va noriu kitą lauką dar sutvarkyti, pasisėti. Nais tiek nebus darbo kiek čia, nes ten geras juodžemis sufrezuotas, reiks tiesiog išsirinkti visokius dalykus ir primėti sėklų ir pavaluosiu. Nežinau, ar ten valuoti reikia prieš ar po, gal ir taip. Tai va, o tenais norim pasidaryti, dabar turiu realiai 1 dieną pasiruošimui talkai. O čia kas vyksta? Juozapai, ką čia darai? Gabalus ištempti. Kokį daržą turim?
Neįtikėtina. Ne, Povilai, daržo mes dar neturime, mes turime sukastą žemę. Labai gerai. Daržas dar pažiūrėsim ar bus. Oi. A tai, veik iš kitos pusės, Jozapai. Aš pasiimsiu mulibas esi. Ateik, Jozapukai. Pakarama mano. Iš kitos pusės eina per trečią. Ir čia, ne į tą kvartalą, nuėjai. Ateik ten. Čia vaikiškos yra sieklos, matai? Su popieriuku. Reikia taip įkišti popieriuko žemę. Bet čia reikės įsmeigti Ir dabar užversk žemę. šitą reikės Dviem rankom pabandyk. kad ridikėlė. Reiks, Nu, Vincentai. va dabar ir įsmeik prie ridikėlio. Yra atvažiavus mano mama, tai padeda su daržininkystė visą mums, nes patys tai visiškai nieko nemokam tą kryptim, tai padėjo, pakonsultavo, padarė pati lysių, pasodino, tai šiaip geriausiai tai sodina etelę. Na, visą dieną viena buvo užsiėmę tais dalykais. O čia yra panelės dabar įsirengusios namą. O, parodykit savo namuką. Čia O, tai mūsų truputį betvarkė, čia švietimas. spinta, čia mes miegosim, tik čia truputį jovalas. O čia lemputės, va, ir čia lemputės, ir čia lempa, čia yra Va, palėpė, uždengia užuolaidą. čia yra spinta, čia yra kačiuko vieta, o Dar ten rūsys apačioj yra yra. rūsys. Tik ten mes nieko nelaikom. O čia yra nikis. Aha. O tavo? O tai kas kačiukas, tu? O tu? Šeimininkė? Kas čia? Nu, užsidarykit šeimininkės. Kur? Ate. Užkliuvau. Užkliuvau už akmens. Siaubas. Va, kažkur jaučiu. Pirštinę pamečiau kažkur vieną. Tai dabar talkai reikia suruošti vieną labai svarbų elementą. Ir šiandien statysiu pirtį. Reikia, realiai dabar turiu tokią pusę geros dienos. Reikia pagaminti pirtį. Pirtis bus štai čia. Štai čia bus nuostabi pirtis. Tentą nusiėmiau. Pasimatavau krosnelę vieną. Reikia man susimest dabar šį trinkelių. Pasikelt krosnelį, susimest sienas. Ir viskas. Varysim pirtintis. Čia bus mūsų spa.
batų. Lauk, Anykas, negirdžiu. Einam vaikai valgyt. Vincentai, Anykiai, Juozapai. Papasakosiu, ką man čia pavyko pagaminti. Tai aš čia turiu šitą rėmą priekabos ir galvoju, reikia kažkaip taip pritvirtinti čia krosnelę, viską padaryti, kad būtų saugiai. Taip pastačiau krosnelę, kuri pas mus terasui stovėjo. Nupjoviau bačką. Tenais kita dalis, tokia bačka kiaurų dugnų, jinai realiai supuvęs dugnas, tai pagalvojau, nupjausiu galą sudėt akmenims šitą vietą. Tai čia nupjoviau, užlankščiau galus, kad nežinau, čia pilant vandenį, dar kažką darant, nieks nesusižeistų. Ir galvoju, reikia pritvirtinti kažkaip, kad jinai, va, ne visa judinė priekaba stovi puikiai, nes čia toks kampuotis surūdijęs, kurį ištraukiau iš žemės kažkada. Čia tokie varžtai, turėjau tokius varžtus galingus, tai galvoju, tebūnie. Šičia, tada čia yra tos krosnelės tokios rankenos, matosi šitiek. Tiesiog kampuoti vieną bam, per vidurį varžtą prisispaudžia. Kiaurai prie dugno, tai viskas žiauriai standžiai. Tai dabar yra kaip. Čia prisitvirtina prie viso rėmo, ten prisitvirtina prie bačkos, čia krosnelė, du varžtai, viena kita pusė ten. Ir čia dar šoviau šitoj vietoj, kad manęs, žodžiu, kad netrauktų bačkos per arti sienos. Čia uždėjau papildomus veržlės, viską suveržiau. Va, viduj šitaip. Ten viduj va šitaip. Ir bus super. Čia dėsiu kažkiek dengsiu metalų, kad nekaistų faniera. O dabar viską čia reikia užsidengti fanierą. Galvojau apie plėvelę, bet man ta plėvelė tai kažkaip nelabai atrodo, čia lydysis, ten kvepuosi tuo plastiku, sumesim fanerikę. Kažkokias duris čia reiks padaryti ir viskas. Tai padariau kaip ir sunkiąją dalį techniškai, nes nebuvau visiškai sugalvojęs, kaip darysiu. Iš eigos prisirinkau šlamšto ir iš jo pagaminau. Ten visi metalai tokie, krosnelė, paskui turbūt vėl grįš atgal į terasą. O dabar bus ilgesnis procesas, bet netoks sudėtingas. Dėsiu fanierą, tvirtinsiu ten kraštuose. Tik tai tie gabalai visi skirtingi fanieros, tai žiūrėsim, kaip čia gausis ir bus įdomiai.
Pradėjo lyt lietus. Gerai, kad stogas spėjo padaryti. Tik stogdangiai pasirodė kažkokie, tai nelabai. Va, visur leidžia. Žodžiu. Reikia stogą iš naujo daryti. Čia va matomai bus problema. Aišku, kad čia turėjo leisti stogas, čia ne nuo lietaus pastogė, o lietaus nepranašavo. Nebedaug liko, šiandien dar šiek tiek padarysiu, bet pabaigsiu rytoj. Čia dedu dar metalinį. Žodžiu, turėjau kažkokį metalo gerą gabalą, bet neradau jo. Tai likusi šitos vaškos dalį perpjau, supjauščiau ir ten dar apačioj sudėsiu. Čia reikia akmenukų primest. Ir liko duris. Tai ėjau ieškoti šiandien durų. Galvoju, kažkokius reikia užkabarius praeit, pasižiūrėti, kas kur yra. Ir panašu, kad kažką gero radau. Čia turim tokį tvartelį, kuriame retai kada būnu. Ir, žodžiu, čia šiaip būklė jo labai prasta. Matome perdangą. Štai stogo danga gerai ten nusilaikius. O toks vaizdas, viskas prakritę. Čia viskas prakritę. Ir čia savo einu. Žiūriu tokios durys. Opa. Su vyriais. Ta dalį nusinusiu. Čia kažkas dar pritvirtinta. Žodžiu, čia jos naudoja panašu kaip atitvara. Ir sakyčiau, kad aukštis bus plius minus toks, koks reikia. Nieko ypatingo, bet panaudosim. Lietus gan įsilyja. Planavau šiandien viską pabaigti. Bet pabaigsiu rytoj. Tai šiandien sakau ate. Kitą kartą pamatysit, kaip pirtis veikia. Ar mums pavyko pasidaryti. Ir šiandien atvažiuoja draugų, planavo daugiau atvažiuoti, bet atvažiuoja 3 žmonės, tai planas nesikeičia, rytoj darbuojamės, varom į pirtį vakare ir tiek, ate.